Sveiki draugai, senokai nesimatėme. Šiandien esame vėl Šveicarijoje, Ženevoje. Turėjau tokių čia visokių linksmybių. Po maždaug 2 valandų turiu vestuvės ir neseniai atskridau. Tai buvo tokie reikalai, kad šiandien turiu vestuvės ir niekaip kitaip negalėjau kaip tik šiandien atskristi. Tai kad nepavėluočiau vestuvės, realiai turėjo sutapti 2 skrydžiai. Pirmas nepavėluot, kad spėčiau į antrą ir tada antras nesugribaut, kad spėčiau į vestuvės. Tai va, ryte ateinu į oro uostą, pirmas skrydis, 30 minučių atidėtas. Labas vakaras. Bet viskas buvo gerai ir išskridau laiku. Tai va, tai dabar esu Ženevai, esu savo kažkokiam viešbučio kambarį. Labai nekoks viešbutis, dėl to, kad buvo labai brangu šiandien. Pavyzdžiui, viešbutis, kur prieš tai mokėjau kažkur 200 eurų, tai dabar kainuoja 800 eurų. Tai teko pasimti tokį labai biudžetinį variantą. Bet, kaip sakoma, namie būt susirinkom. Tai va. Tai deduos daiktus, kraunas ir varau vestuvės. Ir po to vestuvės gal biškelį irgi parodysiu vaizdų kaip ten kas. Bet čia kaip visą laiką labai trumpas ceremonija ir fotosesija. Kaip visada čia niekada nieko nebūna tokio labai rimto balių festivalio. Atvariau ceremonijos vietą. Čia labai arti nuo centro pagrindinė tokia merija. Biškelį laukiu. Ir varysim. Fotkint. Žiūrėsim kaip čia ką. Šiaip senai šitoj nebuvau, buvau paskutinį kartą prieš 5 metus gal. Kažkaip vis kitur būdavo. Čia tokia centrinė, ne visiems čia leidžia. Čia kas aplink centrą gyvena, tik tai gali iš šitą varyti tuoktis. Tai va, gerai parodysiu po to iš ceremonijos pačios kažką gal. Tokia va ceremonijos vieta. Biškelį įdomesnė. Jaunieji svečiai. Tai va, darom su fotikiuku. Dalykus darom, nieko nesupranta, ką šneka. Nešneka tik prancūziškai ir albaniškai. Tai biškelį įdomu, dar neturėjau tokių vestuvėlių. Bet smagu, patinka. Nu va, vestuvės nefilmuotas. Nusiprausiau ir dabar varau į miestą pasivaikščiot ir žiauriai valgyt noriu, tai tikriausiai, kad varysiu rameną suvalgyt. Kažkada esu valgęs šitokį rameniuką, kur man labiausiai patiko, tai labai noriu nuvaryti pasižiūrėti, kas ten gero ir ar tikrai ten toks skanus buvo, nes po to laiko dar labai daug kitų valgiau. Tai va, čia yra netoli Fulės fanų zona, didelis telikas, galima Europos čempionatą žiūrėti. Kaip tik draugai iš Šveicarijos kvietė, tai nežinau, gal reiks nuvažiuoti, o į tą nueit. Tai va, kol kas šiaip vestuvės praėjo smagiai, fainai. Gaila tik, kad negalėjom susišnekėti, nes jie tik albaniškai ir prancūziškai šnekėjo, tai visai norėjos. Nes šiaip susivaibinom labai, tik tiek, kad reikėjo su vertėju kalbėti, tai biškelį buvo reikalų, bet šiaip fainai. Tai va, faini žmonės, parodžiau ten kelias fotkes, tai viskas labai patiko. Tai va, susimokėjau pinigėlį iš karto, viskas ramiai gerai. Pafotkinau kaip visada 2 valandas. Nors turėjau daugiau ir sako, mes pavargom, jau nebenorim. Bet čia Šveicarijoje visą laiką identiškai taip pat. Niekada nesufotkinęs tiek, kiek reikia. Visą laiką būna taip, kad trumpiau ir va. Tai šiaip skaičiuojant valandinį, tai gaunasi labai gerai. Bet su visais skrydžiais ir taip toliau, tai gaunasi, kad nieko neuždirbu. Bet nemokama kelionė, kas irgi fainai. Na va, rameną nenuėjau, nes pamačiau, kad futbolą rodo. Tai greit nubėgau McDonald'ą, pavalgiau ir variau futbolą žiūrėti. Šiaip labai fainai, belekiek žmonių visi iš Prancūzijos serga, bet pradėjo lyjoti. Tai laukiau po medžiu, bet vis dar lyja, griaudi, toksai oras pasidarė, labai pasikeitė. Tai va, tai nieko gero kol kas. Bet šiaip šilta, iš tikrųjų, 25 laipsniai ir biškilinoja, taip. Ir žaibuoja, tai va. Wow, gal net matęs kamerai. Ką tik Mbappé įmušė, tai čia belekoks triukšmas buvo, labai fainai. Tai va, tai varau jaučiu namo pailsėt, biškį padirbt prie nuotraukų. Ir rytoj daugiau kažką gal nuveiks. Šiandien jau daug nuovargio, 4 keliaus, 2 skrydžiai, vestuvės, viską ten. Labas rytas, sveiki. Antroji diena Ženevoje. Išsimegau gerai, bet prikėlė varną. O sapnavau, kad ten bomžas rėkauja pro langą. Jau galvojau, eisiu kažką sakyti ir tada žiūriu, kad iš tikrųjų ten varna tiesiog. Tai va, tai toks biški įdomesnis rytas. Varau, pasimsiu kavytės, pasimsiu
sumuštinį, bet to yra dabar 7 ryto. Tai dar nelabai kas čia kažką labai priveiksi. Šiaip gavau šaltą, bet jau dušną iš karto. Visa ta drėgmė po vakar lietaus kyla. Tai va, tai varau pasimti ir noriu padirbėti. Reikia patvarkyti nuotraukas. Nemažai yra ką veikti, iš tikrųjų, daug vestuvių. Tai va, šią savaitę bus 3. Nes vakar dar parašė vieną dėl trečiadienio Ženevai. Prieš pat skrydį turėsiu dar valandos fotošūtą. Ten tik ceremoniją nufotkint reikia. Tai visai nice. Bent kažkiek į pliusą nueisiu su šitą kelionę. Kažkur ten centai, bet vis tiek. Tai va, tai smagu pakeisti aplinką. Tai va, tai varau kavinukę, padirbu, sutvarkau nuotraukas. Ir tada žiūrėsim, koks oras, bet galbūt varysiu kažkur arba išsimaudyt, arba dar kažką. O vakar juokinga, bet prancūzai su Lenkais 1-1 sužaidė. Tai čia turėjo būti visai linksma. Tai va, šiaip gražus vaizdeliai. Tokios va gatvelės, visai nice. Tokia va, bažnytėlė. Na, šiaip panašu į... čia sinagoga žydų. Jo. Visai įdomi. Ir visai šalia mano kavinukės. Sėmiau kavos ir vegetarišką ar veganišką kažkokią tai paninę. Suvalgau. Šiaip čia mano mėgstama kavinukė iš tikrųjų. Dar kai 2019 gyvenau, tai labai dažnai čia varydavau dirbti. Tai tokie reikaliukai varau valgyt. Kai vienas esi labai keistas tą kamerą kalbėti, nes tada atrodo, kad visi kreivai žiūri. Bet biški šitai yra. Tai va, varau valgyt. Kava kainavo 7 €, sumuštinis toks mini kainavo 8 liktai. Tai va, tokias kainelė Šveicarijoje. Gerai, varau valgyti ir dirbti. Atvariau į pliažiuką. Visai tuščia šiandien, aišku, darbo diena. Vandenukas neblogas, nėra labai šiltas, nes vakar belė kaip lyja. Ir šiaip kažkaip čia šiemet pas juos nėra labai gera vasara, nėra labai karšta. Va dabar mačiau jau prasidės 29 nuo rytojaus, man atrodo, kiekvieną dieną. Tai va, tai aišku, čia Kalnų ežeras, tai jisai ilgai kol šyla. Tai va, pliažiukė, pačilinu, pabūnu. Ir reiks varyti kažkur gal pavalgyti. Arba galvoju dar gal nuvažiuoti iki golfo laukų pažiūrėti, kaip ten, kas ten gero, kaip atrodo, jeigu gausis, nes mačiau, kad ten realiai tik tais nariai arba jų draugai gali lankyti, nežinau, pažiūrėsim, kaip ten gausis. Einu pasiganėti tokią fainą vietą, tikriausiai parodysiu. Šiaip čia fainai. Ten visko dalykai vyksta. Lipučiai tokį kalną. Dabar esu brangiausiam Ženevos rajone. Tai fainai, visi namai yra aptverti su milžiniškom tvorom. Ir visur parašyta, kad security. Tai va, lipam, einam ir pažiūrėsim. Ir fainai, kad pas jas vandenukas visur bėga. Tai galima gerti. Skanus. Toksai jūros. Tai va, gerai. Einu tolyn. Vėlia koks vaizdas. Nerealiai gražu. Ir spėkite, kur atvykome. Ogi. Į. Tada. Ženevos golfo klubą. Žiūrėjau, tai kainos yra kosminės belia kaip. Tarkim, Lietuvai sužaisti kainuoja ten PM 100 €, čia kainuoja 200 PM minimum. Tai visai rimti reikalai. Bet einu pasižvalgysiu, pasižiūrėsiu, kaip čia kas atrodo. Gal kokią tai smulkmeną nusipirksiu. Tai visai įdomu. Truputį pasivaikščiau, nors ten nelabai galima, bet nieks manęs neišvarė, nes nelabai ten tikriausiai nori išvarinėti. Bet kavos nepardavė. Nuėjau į restoraną, galvojau pasiimsiu kavos, dar kažką. Iškart atėjo, klausė, ar esu memberis. Sakau, ne, sako, blemba, sako, pas mus čia tik tipo nariai gali restoraną naudotis ir visais kitais tipo dalykais. Ir šiaip esu skaitęs, kad net žaisti čia random žmogui negalima. Gali tik nariai ir jų kviestiniai svečiai. Tai va, tai toks rimtas klubelis, rimtas mašinas, mačiau ten 60 Porsche visokie 911S, tada nauji vien visokie Porsche rimti.
ir taip toliau. Tai va, tai, fainai, šiaip pažiūrėt buvo vis tiek experiences geras, pamatyti kitus laukus, labai įdomu. Nusipirkau kepurę, nupirkau dar ten parveš dovanėlę, bet reiks užsukti kitą parduotuvę, nes čia kiek žiūrėjau, tai labai overpriced viskas, bet vis tiek pasiėmiau, nes va, ant šitos kepurės jų logotipas yra, tai fainai bus prisimint kažką atsivežti iš Ženevos. Tai man gerai varau, judu link miesto, jau valgyt noriu, gert noriu, čia visa yra kelio pėsčiom, kažkur 5 kilai. Tai prasieisiu, manau, kad prieš tai truputį pavažiavau dabar nuo kalno, tai manau, kad prasieisiu. Ėjau ir atėjau į vakarykštę lokaciją, kur buvom. Biškai prisėdau pailsėt, pasižvalgyt, kaip čia ką. Tada bandysiu tam prapačią leistis, nežinau ar galima, bet bandysiu, tikiuosi nereiks lipt po tam gal. Šiaip tai belė koks vaizdas. Gal pamėginsiu pazūmint, nežinau ar matysis, bet pabandysiu. Tai va, šaunu. Tai pasimt fotikio, kad dar pafatkint čia biškį. Ai, bet to čia buvo sukurtas šitas Frankensteinas, pasirodo. Va tam name gyveno tas kažkoks ten Lordas Byronas, kuris sukūrė Frankensteiną, susilažinęs su savo sesė, kuris geresnė sukūrus horror story. Oras šiandien labai geras, 29 laipsniai, o man fotkint, tai visai bus ką veikti. Tai va žiūrėsime, kaip čia mums pavyks. Ir ką, ir tiek, šiaip buvo smagu, fainai, 2 vestuvės per 3 dienas ir dar laukia Lietuvoj tada šeštadienį. Ai, buvau skruzdėlių, netyčia užveisęs. Vakar buvau pliaže ir pliaže iš kažkur ant rankšluosčio priėjo skruzdėlių ir tada aš parsinešiau rankšluostį, palikau ir šiandien ateinu ir belekiek skruzdėlių. Bet tas žmogus nedurnas. Aš paėmiau, numečiau saldainį ir visus skruzdėlės sulipo. Ir tada išmečiau tas saldainį. Kaip sakoma, inžinierius. Ne, juokauju, inžinierius. Nusipirkta dovanų Damantai, Lauriui ir savo. Tai va, ir dabar laukiu autobusą ir varau į vestuvės. Ir po vestuvių iškart lekiu į oro uostą. Tai va, čia jau oro uostas labai arti, iš tikrųjų, va ten, va, matosi gal net. Tokia, va, šiaip gražia visai. Toks biznis džetas kyla. Tai va, tai... Oh my god, kaip garsiai, pala. Atvariau ceremonijos vietą, dar šiaip turiu gerą valandą. Tai nežinau, jaučiu reikia biškelį prie fotką prisėst. Pailsėt, radau pavėsį, šiaip belia kaip karšta, 29 laipsniai ir saulė kepina žiauriai. Ir va, padarysiu nuotraukėlę biškelį, susidėt reikia kuprinę, nes padaugėjo daiktų visokių, tai reikia pažiūrėti, kaip čia ką daryti. Ir varysiu fotkint vestuvę. Va, štai taip yra tvarkomos nuotraukos. Su tokiu vaizdeliu. Oro uosto garsai nuolatos. Tai fainai smagu, fotikas jau suruoštas. Reiks tai gal bateriją pasikeist, nes 5%. Nors turėtų šitą valandai, tai čia. Easy. Albaniškos vestuvės. Yra tvarkomas. Manau, kad šiandien skrydį baigs tvarkyti. Nes liko kažkur 200 pm nuotraukų, plius minus. Tai neturėtų būti sudėtinga, per kokias 3 valandas sutvarkysiu. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre-ferme, le vieillard s'en alla. Lokacija tokia vat. Su Ženevos oro uoste. Oi, čia buvo linksmybių, buvo nesąmonių visokių. Atvarau į oro uostą, nuvarau jau eit pro geitus. Nusiskanuoju savo boarding pasą, rašo kreipkitės į check-in agentą. Nuvarau ten pas kažkokį senį, belė kokį susirandu ten kažkokiam informacijai. Sako, o seniukai, sako, pastovės skrydis yra nucancelintas. Aš tik eiktina, galvoju, what the fuck, blemba, žiauru. Esmė tame, kad rytoj turi būti Vilniui, nes yra visokių reikaliukų, o poryt yra vestuvės. Tai va, tai iki poryt aš grįšiu, belė kaip čia, nežinau, su autobusai, su kažko. Bet šiaip rytoj reiktų irgi būti Vilniui, tai va.
Tada sako, eik ten į Svisportą, į tokią eilę ir daugiau pažiūrės, ta prasme daugiau tau papasakos. Nueinu į tą eilę, atsistoju, belia kiek ten laiko prastoviau, sako, oi, tai tu ne čia, tipo, stovi, sako, eik į kitą. Ten pasakė, kur, į kažkokius ten bilietukus. Nueinu tos bilietukus, irgi pralaukiu eilę, stoviu, sako, skrydis tavo rytoj bus 8 val. Sakau, tu nebesvaik. Sakau, negaliu, sakau, man rytoj vestuvės yra, sakau, būtinai turiu šiandien būti Vilniui. Sakau, mačiaugi, kad yra ir Svisas, ir Lufthansa skrenda, sakau, tipo nebesvaik, sakau, surasime bilietus. Kažką, sako, ai, pažiūrėsiu, gerai, okei, pažiūrėsiu. Tipo, kračiai norėjo tiesiog iki šūdiną variantą ir tai ten pradėjau biškį svaigt. Tada žiūriu, pradėjo ieškoti, ten dar kažkokį pasikvietė, pradėjo skambinėti. Ir davė skrydį, tai va dabar davė skrydį per Ciurichą. Niekada dar Ciuricho oro uoste nebuvau, tai visai būtų įdomu, bet pasižiūrėjau į departure board, tai realiai daugiau negu pusė skrydžių yra atšauktų. Tai va, tai nežinau, gali būti, kad dar ir nepavyks man iki Ciuricho nusigauti. Šiaip būtų gerai Ciuricho nusigauti dėl to, kad ten yra daugiau visokių skrydžių tiesioginių į Lietuvą, į Varšuvą, į Rygą, tai kad jau bent kažkaip arčiau dasigabento, po to jeigu kas autobusu per naktį grįžčiau. Jeigu gautųsi, tai va, jeigu nukencelintų ten į Vilnių ar kažką, arba jeigu ten pavėluočiau. Bet tikiuosi, kad kažkaip pavyks bent jau iki Ciuricho nusigabento, jeigu pavyks į Lietuvą, tai bus iš vis labai gerai. Tai ką, bus update'as iš lėktuvo arba iš viešbučio, jeigu čia nukencelins. Va, pasiau geras naujienas, atsidūriau lėktuve. Tai skrendu į Ciurichą ir po to žiūrėsim, kas bus. Gal kažkas ir pavyks, šiandien grįžti. Oras geras, tai tikėkimės, niekas nepasikeis. Šiaip fainas lėktuvas, Swisai yra A320 gailus. Sie verpflichten sich anzuschnallen, wenn jemand Sie Ihren Sitzplätze. Kas, sveiki atvykę į Ciurichą. Pirmą kartą su Ciuriche, tiek oro uoste, tiek aplamai. Tai va įdomu. Mano skrydį atidėjo, tai visur spėju, galiu per daug neskubėti. Varau ieškoti savo vartų B36 ir ir bandysim išskrist. Tikiuosi pavyks. Nelabai norėtųsi čia pasilikti, nors jau susitariau su tokiu lenku, su kuriuo susipažinau lėktuve į Ženevą, kad jeigu ką, tai varysim į miestus jo. Ką pasigabinau namo, viskas. Nors ir prie kitur skridau, vis tiek realiai. Tik 1,5 valandos skirtumas. Dabar yra 2:30. 2 valandas gavosi skirtumas. Turėjau būti maždaug 2:30. Tai va, ačiū, kas žiūrėt iki galo. Paspauskit like, paspauskit subscribe.